geriausia, kad mes praleidom įspūdingą naktį. Tik vieną? Verkiau ir net nebežinau, tos ašaros iš juoko susipynė, susimaišė su ašaromis iš skausmo gal. Nu, labai šaunios merginos. Labai šaunu ir seniai su tokia emocija išeinu iš tikrųjų iš teatro. Dieve mano, kokia tu miniatiūrinė, klausyk, tavo sielai ten neankšta viduje. Prašai, ko nepadarysi. Juokinga iki ašarų, ašarota iki juoko. Iš tikrųjų, netgi trupučiuką verkiau. Tikrai nesitikėjau, nes prasidėjo labai linksmai. Kriminalas raukšlėm. Su kuo? Raukšlėm? Kur jas padėt? Tu neturi jokių raukšlių. Čia pažiūrėk, kas. 3. Žodžiu, labai turiu su kuo palyginti. Pats vaidindamas spektaklį Testosteronas, kas yra alternatyva šitam spektakliui, kur vyrai susitikę tam tikroj progoj apkalbinėja moteris ir ten, kaip sakant, apkalbinėja žiauriai. Čia šitam spektaklį apkalbinėja moteris vyrus. Bet žinot, kas čia yra? Nauja vyrų veislė. Jautrų, švelnus, kilnus. Žinantis, kur klitorius. Sakyčiau, jis skirtas visiems. Aš manau, kad tai galėtų ateiti ir šeimas, ir vyras, ir žmona, ar draugė ir draugas. Tiesiog pasižiūrėti, kokios gali būti problemos ir ko galbūt vyras gali nesuprasti ir neįsigilinti į tam tikras problemas, kas moteriai yra labai svarbu. Neduosim, tau dieta padeda, tavo šlaunys jau beveik normalios. I was very moved. It sounds funny because it's my own play, but I thought this production was exceptional, that it was very heartfelt.